kiekvienas žinote, kelintam žaidime žaisi, tai 4 žaidimai, iš tų 4 žaidimų lieka 4 poros, tada vėl traukiam kamoliukus, tos 4 poros sužaidžia ir lieka 2 poros, kurios žais 7 žaidime dėl patekimo į finalą. O finale jau mes turime Seseriją iš Klaipėdos, iš Kišenės iš Šiaulių ir turime Kvaziūno Fantaziją iš Vilniaus. Tai kas prisijungs ketvirtieji į finalą? Fidel Castro. Tai va. Ai, tu čia jau paskutinis? Taip. Jo. Kas? Paskutinis jau čia. Pusfinalis paskutinis. Paskutinė galimybė. Nu ką, tai ką, pirmoje kovoje susitinka Fidel Castro Vilnius ir vieninteliai šiandieną Šiauliai Droleriai. Hello. Ir Vilnius bandys savo sienas atlaikyti, o Drolerių narys Marius bandys tarp savo namų, savo mėgstamiausios komandos sienų būti geriausiu. Kaip žinia, žaidžiam Ryto ambasadoje. Ir kairėje Fidel Castro atstovaus Jolanta ir Žygimantas, kurie ką nugalėt atrankoj? O brandaus jaunimo klubo kaip netikėta Ramūna. Ar raudonų jau juodį? O Droleriai atstovaus Viktorija ir Marius. Ir ką jūs atrankoje nugalėjot? Tai raudonė ar raudonai juodį? Na, šitas. Nu jo, tuos. Kuršienais sleša Šiauliai. Tai ką? Tai Jolanta, mes pamiršom, ką gyvenime veiki. Jolanta, šią Iloną išvarinau. Dokumentų žiūrikė. Geriausiai pateisinančių išlaidas. Tai dėl to ir akinukai reikalingi, ne? Jo. Nes aš irgi kuo daugiau skaitau, tuo atrodo, kad akis jau nori kažko. Akis gal daugiau net nuo telefono nenuskaitimų. Dažniausiai dabar skaitom viską planšetėse, kompiuteriuose. O Žygimantas sakė neminėt, bet paminėsim. Jeigu atsisuksit Fidel Castro pergalę, pamatysit kitokį Žygimantą su didelė barzda. Nebeliko barzdos. Ką gyvenime reikia primint? Vis dar mokausi. Vis dar mokais. Gyvenimo universitetuose. Amžinas moksleivis. Jo, studentas. Droleriai kitoj pusėje. Tai mūsų jau nominuota garsiausio juoko savininkė Viktorija. Pažiūrėjai jį. Tai Viktorija inspektorą, kaip prisimenam, kaip apibūdino, besitominti nerimtais dalykais. Taip. Niekas nepakito. +-10 kg. Tai plius ar minus? Aiškiai pliusą. O jau Mario apkalbėtas, tai rytfanis užkietėjęs ir pagaliau pirmą kartą čia apsilankiai. Ne, su studijų metais bus. Šitoj Ryto ambasadai? Studijų metais, anksčiau nebuvo čia Ryto. Aš daug studijavau. Čia kai nekivaizdžiai. Aha. Tai va, Jau dirbdamas mokytojai. tai iš karto raudonai pasipuošė, bet svarbu su IQ, va, turim vieną senesnį IQ dizainą ir dar aktyvų IQ dizainą. Tai, o Žygimantas, kadangi kolekcionuoja maikės, reikia pradėti ne tik sportą, bet ir IQ maikės kolekcionuoti. Būtent. Tai ką? Pradėsim pirmąjį žaidimuką ir išsiaiškinsim, kas šį sezoną jau baigė savo pasirodymą. O kas tęs ir lauks kitų savo priešininkų šiandieną ir bandys prasibrauti į finalą. Tai ką, pirštukus pasiruošiam prie mygtukų, nes čia greitai svarbu ir 6 klausimai pirmame ture ir 1 taškas už jūsų teisingą atsakymą. Atsakinėja pirmieji paspaudę mygtuką ir primenu, paspaudus per 3 sekundės noriu išgirsti jūsų atsakymą. Tai pirmą žinot atsakymą, tik tada spaudžiate mygtuką. Sėkmytės. Pirmasis. Koks knygos pavadinimo žodis slepiasi po X-u? Du tėčiai. O Nespėjom. taip, 2 tėčiai. Gerai. Jo, reikia spaus dar nepamačius. 0-1 Droleriai pirmauja. Antrasis. Kuris tai sportas? O? Nespėjau. Lakrosas.
3. Kanadietiškas Du. sportas, 1. kuris vadinasi... Atsakymo nėra. Lakrosas. Taip, lakrosas. 0-2. Primenu, kad per 3 sekundės atsakymą reikia, o ne apibūdinimą. 3. Lacrosse. Per kurią šventę senovės lietuviai valgydavo bent 10-12 kartų per dieną? Mes tikrai nežinau, bet spėsiu užgavėnės. Taip, nes turėjom išvaryti, mes žiemą Neveikia. ir lašininis turėjo nugalėti. Geras. 0-3, Viktorija, džiaugiat. Tiesiog. Gerai, nu. 4. Ką reiškia frazė popinti vaiką? Lepinti. Taip, lepinti. 0-4. Arba Mūsų dar neveikia. tinka koks variantas? Gražiai rengti irgi sako, kad popinti. Tai Nesijaudinu. išpopinau vaiką. Va. 5. Kokiu vienu žodžiu žinomas minkščiausias pasaulyje riebus, bespalvis ar žalsvas silikatų klasės mineralas? Jeigu jie neatsakys, šalsvas, minkščiausias ir lepus. Kažkas spėjimas, ne? Koks kalis? Kitas žalias yra, čia pažiūrėk, gali būti bespalvis. Pasakysiu, kad pavadinimas prasideda priebalse. O kiek daug. Kokia pagalba. Na gerai. Kas dar gali? Baltas iš viso. Pasak... Ką nors. Kalcedonas, tarkim. Ne. Turit variantą? Tiesiog kalcis, ne? Ne. Būčiau pasakęs, kad sportininkai dažnai naudoja kas? Talkas. Taip, tai yra talkas. Ne, Bet nuplobė. Taip, dažniausiai randam gamtoje kitokių negu gaunam. Ir 6. Matote, kaip grybas dauginasi išleidęs. Sporas. Žinoma, 0,5. Fidel Castro'ui trūksta visada sekundės. Jo, neveikia. Mygtukas. Nu, a jau ramesnė. Ne. Tai ką, žengėme į antrąjį turą, kuriame vėl 6 klausimai, tik čia jau turėsit atsakymo variantus. Ir 1 taškelis už jūsų teisingą pasirinktą raidę, pasirinktą variantą. Ir primenu, kad jeigu žinote be atsakymų variantų, drąsiai spauskite, sakykite, jeigu tai teisingas, gausite tašką ir neleisite priešininkam net pamastyti. Tai pradedam nuo pirmojo. Kuriuo pavadinimu vadinamas garų ir dujų šaltinis dažniausiai artimiausioje ugnikalnių aplinkoje, jų šlaituose ir krateriuose? Fumarolė, kaldera, lakoritas, kaminas. Fumarolė. Taip, fumarolė nuo Fium. 0,6 smagu, kad kaminą nepasirinkot. Antrasis, pažiūrėkim, ar parduotuvėje perkate šiuos vaflius. Koks žodis užtušuotas? Matome močiutės, kažkokie vaflinis pyragas. Legendinis, puikusis, skanusis, tradicinis. Legendinis. Taip, tai yra legendinis. 1,6 pirmasis taškas. Viskas. Jeigu tai vykdė. Trečiasis. Tai stipinų įtempimo matuoklis, bet toks ir panašus matuokliai vadinami deformametrais, dinamometrais. Dinamometrai. Dėja, bet ne. Tai mes palaukom dabar. Liuksometrais, tenzometrais. Nu, dalyk. Tenzometras. Taip, tenzometrais, va tokie matuokliai vadinami, 1,7. Ketvirtasis, nuotraukoje matote, koks tikslus pavadinimas. Portofinus, roletus, romanetės, žaliuzės. Romanėtis. Taip, tai yra romanetės, 2,7. Aš nebūčiau gal man čia vienodai. Penktasis, šis aktorius yra Krisas Pratas. tikrai taip. Ir atsakymo variantų net neprireikė 2,8. Matau, kuris stiprioji pusė, ne? Tai jeigu pradėjom apie aktorius, pažiūrėkim ir serialą, žinot. Kuris tai serialas? Fallout, Halo, Murderbot, Silo,
Nežinau. Aš tikrai nežinau, bet man vienintelis girdėtas pavadinimas Silo. Ne. Nu, kurį renkamės. Aš tikrai nežinau. Bet kurį sakyk. Jeigu Motherboard. dar kaip variantas, sakyk. Ir ne Murderbot. Iš tų dviejų. Tai tada Halo. Ne, tai Falloutas. Antras sezonas neseniai išėjo, tai pažaidimo gerbėjai Falloutą tikrai žino. Tai padovanotas taškas 3-8. Va. Ir reiškia, šiame ture po 3 taškus pasidalino, lygus turas, tad Fidel Castro pakišo koją tik pirmasis turiukas. Bet kadangi Fidel Castro atsilikinėja 3-8, jie pirmieji rinksis temą. Na, o mūsų X-iukų nuliukų Čia mūsų ta rubrikoje sunčioji rubrika. X-iukais yra Fidel Castro, nuliukais yra droleriai. Tai 2 taškai už teisingą atsakymą, 1 taškas už vagystę, jeigu tik tokią galėsite įvykdyti. Ir žinoma, jeigu užbrauksite liniją, gausite papildomai 2 taškus, kurie gali pakeisti daug ką. Ir 40 sekundžių apmastyti, tai be skubos. O Fidel Castro renkasi iš trumpinys su rizika, medis su bonusu, vienas žodis trims, žaismingas, futbolas, Seville Row, orbitoje, britų muzika, 5 cm per sekundę. Reikės, tai minusus, nesvarbu. Medį reikės. Ką žinau, tu apie Britų, aš tai apie kokį Dėl Britų, pasakai Britų. Ne, aš turiu minį, kad, nu, va taip, va, pavyzdžiui, linija, nu, tipo, medis, futbolas, Britų muzika. Aš neišmanau. Žinai, ką nors apie Britų muziką? Savilarus, vapšė, čia kažkas. Ne, Bandom plius. Britų muzika, va. Adelė, žinau. Tai ką, kurį Britų? Da Bitlai. Jo, Tai rock. Nu, kurį? futbolas. Futbolas. Čia stiklų. Bet Jei žinote Ukrainos miesto herbus, jau žinote, kurio miesto tai futbolo komanda. Miestas išsidėstęs prie Vorsklos upės, o ta vietovė garsiai ir savo 1709 metų mūšiu, kur Petro I armija šventė pergalę. Tai kuris tai miestas? Čekvarka. Ten Nieko nebus. Ten G raidė kažkokia, tai ar kas? Vaikas turi vadinti. Nieko nesko. Ne, matai, ten G raidė pagal mane. O žinai, kokį nors miestą iš G? Galiu pasakyti, kad čia jų FK kaip football club, tai jų kalba čia tos raidės, kad tai futbolo klubas. Mažiai. Ne, čia Ukrainos. Žinau, bet Petras pirmasis. Niekas man buvo į galvą neteina. Nu, įvardinsit kokį Ukrainos miestą? Nu tai sakyk, man tą. Kijevas. Ne Kijevas. Ne Fortas upė. Ar turite? Turim vieną mūšį, žinau, nežinau, ar tas metai tiksliai, bet Poltava. Va kažkas sakė, Poltava ir Poltavos herbe taip pat yra lankas šaunantis žemyn. Tai pavogtas taškas 3-9 droleriai kažkaip nori ilgai užsibūti Vilniuje, ne? Nu, da, neaišku. Jūs Lietuviai irgi norėjo vakar prieš Islandiją užsibūti. Jo. bandom medį. Nu, bandom. Medis. Medis. Oho, koks medis. Šis medis Lietuvoje buvo naikinamas dėl to, kad jo uogose esančios sėklos labai nuodingos, nors pačios uogos skanios. Arklys suėdęs vieną uogą krisdavo negyvas. Šiuo metu šis augalas populiarus želdynuose ir sodybose. Koks tai medis, jei lotyniškas pavadinimas primins ir mokesčius? Bonus, koks tas lotyniškas pavadinimas? Tai pradžiai man lietuviška, o tada lotyniška. Žalias raudonų mogytėm šitas. Nu, blem, užkrito man pavadinimas. Šitas. Uogos įsėklos. Uogos, žiūrėk. Medis su uogom. Kukmedis, Ne, man ne, atrodo. čia ne medis. Politoje Aš augaisi. galvoju, kukmedis, bet kukmedis, man atrodo, neturi uogo. Bet lotyniškai nežinau pavadinimo. Ir lietuvių ne. Kaip nuodingos tai taip. Uogos. Šermukšnis tikrai ne. Nėra nuodingos jau uogos. Kas dar uogos gali auginti? O gerai, kitas koks būtų. Ir dar kažkur sodybos. Kadagys. Kadagys turi uogas. Ne, tai šitą. Ojos skanios uogas. Neparašyta, aišku. Variantas. Tai kuri renkamės kukmedį ar kadagį? Aš kažkaip, aš galvočiau Trys. kukmedį. Gerai. Kukmedis. Va.
Girdėjau prieš tai apie kadagį, taip, tai yra kukmedis. Ir 2 taškai, tai yra 3,11. Nu ir buvom koks jų pasiruošę lotyniškas pavogti. pavadinimas su mokesčiais man besisiejantis. Tak, taip. Iš angliškos bandom padaryti. 3, Taksiu. 2. Taksokas. Taks, nu kažkas taksas. Žodžiai nežinom. Nu, sakom. Taksas. Nu čia tik tam, kad pasakyti. Taip, tai taksus, bet ta prie galūnė gali pakisti, tai 3,12. Taksiuras. Nu, aš irgi kažką būčiau taksas, taks. Aklas šūvis. Blemba galvoju, pavoksim. Nu, ką padarysi? Tas. Aš tau sakiau, kad jaučiu. Ėma muzika. Jo. Kur jūs rankos? O, A tu čia kaip jėzus Nesidžiaugadęs, net praradęs. nu Fidel. Nu, tai muzika. Tikrai? Britų muzika. Ai, teisingai turiu uždaryti muziką. Kaip vadinamas kasmetinis prizas skiriamas geriausiam Britų muzikos albumui? Ir pavadinimas suteiktas ne dėl garsaus muzikanto, o dėl telekomunikacijų bendrovės pavadinimo, kuri yra pagrindinis rėmėjas. Jaučiu. Kas ten gali būti? Muzikantas net. Gerai. Netiks. Nes kad muzika iš vis nesidomu. Telefonų kompanija. Muzikos albumo. Aš žinau O2. Ne tas, nu tai nėra tokia. Ne Tele2. Mus girdi. Kaip pašinė. Kokį garsų muzikantą, ne tik Vilnius, bet Povilas, tai kažkas. Stuart. A? Stuart. Tikrai, bet aš Sakai? nežinau, koks O yra nors. tokia telekomunikacijos bendrovė? Tikras, na gerai. Rednote. Kas pas Britus yra garsus? Nu, sakyk, bet ką, aš nežinau. Lenonas. Sakyk. Stuart. Ne, ne Stuartas. Turime šiek tiek laiko, kiek žinau. 3 sekundės. Tai tas Robbie Williamsas, ne, koks nors, nu nežinau. Williams. Gal gerai? Williams dar. Gerai. Vis tiek spėjom tai čia. Sakyk. Williams. Ne. Tai tikrai ne dėl Fredžio Merkurio, o dėl telekomunikacijų bendrovės, kuri vadinasi Mercury. Ir nepaimtas taškas ir pratęsime savo žaidimuką. 3,12 išlieka. Tai gal vieną žodį. Droleriai. Dar galima laimėti. Varom orbitoje. O gal vieno žodis. Duoj, Nors laim. kažkoks, nu, 3 apibūdinai tas pats žodis teoriškai turėtų. Tik gal kažkai žinosi. Rizika. Ai, Nes mums nebūtina užbrauktas eilutės. Pirmam Mes nieko nesam užbraukę, kur nieko. beveik viską žinojom, nei vieno Tai gal- nespėjom tai kuri? paspausti. vienas žodis. Bandom vieną žodis 3. Vienas žodis 3. O, Tuo pačiu pavadinimu įvardinkite automobilio modelį, Žinau. sportą, drabužį. šitą žinai? Nu, tai Tenisas ar netiks. tada jums apsivylė rau. Anda. Drabužis. Skrybė, sijonas, keliai, džinsai. Easy. Halatas. Penktoko lygio klausimas. Prašiau, vietų. Modelis čia markė kaip Opel ar Nu, modelis, fokus. Žinai, turiu keli variantai. Taip, taip. Dacia. O ką žodį sakyti? Nu jo. Kurios nėra. Taigi, pasirodo sunku. Tiesą sakant, taip ir neturim variantą, tai kad tuštinė, nu, kad tiesiog nepalikt krosas. Ne krosas, drabužio tokio nežinau, bent Aš jau. irgi nežinau, tai tiesiog. Sakyk, Sakyk. taigi tavo Ne, tavo. žygį. Jolanta. Nu, Jisai sakė golfas. taip, golfas. Rimtai. O taip pat tiktų ir Srovė. polas. Nu, Nes jo, yra jisai Volkswagen sakė, Polo, polas kodėl ir srovės nebuvo Polo paminėta? maikutis. Pavogta 4,12 ir Fidel Castro bando atsigauti. Ir da pešas, kuris sakys, kuris nesakys tiksliau. Galvoju, taip paprasta. Tai pirmasis Iksiukas,
To Savile Row. Seville Row jau daug žaidimų neimtas, pažiūrėkime, ko visi tai bijojo. Londone esanti Seville Row garsi kostiumų siuvėjais. Ten visa gatvė ir beveik visur galite nusipirkti rankų darbo kostiumų. Bet muzikos mylėtojai prisimins, kad viena legendinė grupė čia surengė paskutinį savo koncertą. Kuri tai grupė? Britų šitie, kaip garsi šitai. Užkrito man, sakyk, Britų seni šitą Leno Žonas. Kas? Jie. Jo. Bitlai. Taip, tai yra Bitlai. 6:12. O aš paskaičiau, pažiūrėjau prieš tai įrašą, pažiūrėjau, galvoju, kas čia tokio įdomu, pasidomėsiu, paskaičiau, kad ten drabužiai, galvoju, ryškiai bus klausimas apie kostiumus. Tai va, yra pravartu prieš atvykstant žaisti pasidomėti, ko nepaėmė praeituose žaidimuose. Droleriai. Nu, kas beliko? Jau ten Turim iškirsti. 5 centimetrai per sekundę, ne? Koks atsakymas, gal žinot iš karto? Gal nesireikš. Mes pavadaikiniai. 2007 japonų režisierius Makoto Shinkajus pristatė animacinį filmą 5 cm per sekundę. 2 žodžiais įvardinkite, koks vietiniams itin svarbus objektas, pasak režisieriaus, toje šalyje juda tokiu greičiu. Tipo, su dviem, gal Didelis nejuda. 2 žodžiais. 5 cm per sekundę. Kažkas pakankamai. Bet kažkas tai yra. Maždaug 7 metais Ne, čia paminėta. gamtos objektas. Iš sekundžių. Žinok, vat būtent, kad iš Nu, tų kokį ežeras, nu, kokį tu. žinau. Nu, tai jeigu nežinai. Fidelis žino? Svarstymas. Nu, sako, žino. Palaukim. Svarbus Ir vėl po to laužysis, nesakysi. Bet 2 žodžių. animacinis dar filmas. Nu, Subjektas. Kažkokia vaikščios. 3. Du žodžiai. 2. Gal kažkas sakyt, Fudžijamos kalnas. Ne, tai jis Nu, nelogiška, bet. Fudžijamos kalnas 5 cm Aš žinau, per bet- sekundę Nu, va, nejuda. ir pasakė. Jau dabar būtų toli nujudėjęs. Ir vėl jis laužosi. Ne, tai tu sakyk. Greitasis traukinys. ne greitasis traukinys. Jugi japonai, animacija, vaikam, sakuro žiedlapiai krenta 5 cm per sekundę. Šikajus, Pas Makoto. japonus daug kas su sakurom susieta. Aš galvoju, koks vėžlys, bet, nu. Vėžlys. Bet ne 5 cm. Džinas vėžlys. Nebent. Bet gerai. Opa! Kaip mes žaidžiam, 6:12 išlieka ir Fidelis renkasi savo naują X-iukų liniją. Nu, kurį įmam. Tai vidurį. Kokį didelį. Žaismingas? Nu, žaismingas. Žaismingas. Pasitelkę šią moterį parašykite, kokiu rečiau vartojimu žodžiu gali būti apibūdintas žaismingas, nusiteikęs žmogus. Ko šitą moterį, aš jos nepažįstu. Čia aktoriai. Sakai, o koks jos vardas man nematyta. Lietuvė čia. Rinkas arba valiukė. Niekas man į galvą neateina. Tai žmogus tai ne kaip Gerai. koks. Gerai. Sakyk kažką tai. Niekas neateina į galvą, žinau. Žaismingas teikas. Aš irgi noriu pasireikšti. Palauk, ar žmogus gali Variantas? Neturim variantų. Neturit. Turit? Turim. Turim. Valiukas, valiukiškas. Taip, valiukas. O čia yra Valiukaitė. Varimantė Valiukaitė. Pavogta 6:13. Bet tai ištraukti tokias nuotraukos, kur, nežinau, arba kaip būna irgi koks nors klausimas apie augalą. Nu, tokia, labai netipiška augalų kokia nors nuotrauka įdėta. Jo, žaisim. Nu, Aš droleriukai. suprantu, jei mes pasirenkam orbitą, neatsakom, gaunam raudoną brūkšnį būsimai eilutės. Aš. Gerai, dėl vaido tada tų brūkšnių pabandom. Orbitai.
X orbitoje buvusi muzikinė laida, ekrane galite paieškoti vienos užuominos į atsakymo pradžią, bet šiaip tiesiog pasimėgaukite senesnę muziką ir pasakykite, kas slepiasi po X-u? Čia ne muzikinė orbitoje, ar kaip vadinosi ta laida? Fone Kažkas tokio. Bet jeigu kodėl paieškokite, ekrane galite paieškoti. Pasimokyti senesnę. Ne, tikrai ne kosmosas, kažkaip kitaip. Ar muzikinė, ar kažkokia kitoj, palauk. Taip, estrados orbitoje. Tikrai nepameni? Bandom, mes kitokių neturim. O kas tas? Nu, Estrados orbitoje. taip, estrados orbitoje matot jų logotipą EO, pirma raidė E, o senesnė muzika yra estrada 6:15. Nu ką, pakišot Fidel Castro po traukinį, nes nesvarbu, ar atsako ar neatsako, jeigu neatsako arba nieko nesako, -1, tad privalo Fidel Castro atsakyti. Mes nebepilnai. Tuo pačiu trumpiniu įvardinkite šalies kodą, informacijos matavimo vienetą, delninį žaidimo kompiuterį. Galiu pasakyti, kad tai yra 2 raidės. Ką galėjot suprasti šalies kodo? Informacijos tai bitas, BT turbūt bus. O ką žodžiu? Ar koks dar gali būti? Yra toks šalies kodas? O koks dar informacijos matavimo vienetas? Net gritas yra negrit Britai, nėra UK. Ar MB? Megabaitas, pavyzdžiui, Bet yra MB. O koks dėlinis kompiuteris? Sakyk, ką nors. Bet to dažnai šiek dėlinį žaidimą. Ar mums verta rizikuoti, ar vieną nusimest? 2 raidės šalies kodas. Bet mums Nu, geriausia atveju nesam tašką, o jeigu Nesugalvojom. tašką, pranom. TB. ne. Mes ne. -1. 5. Jeigu jūs spėjat ir nepataikot, irgi jums -1. Mes nespėjom. Spėjat. Tai reiškia, išlieka rezultatas 5:15 ir tai yra GB. Game Boy'us, po to Didžioji Britanija, Great Britain ir gigabaitas GB. Va taip. Galėjom. Nerizikavom. Ne, kažką. Gerai. Tai Greičiau užbaikime retas mūsų gėdą. dalykas, kada visą lentelę sužaidžiam, puikiai. Bonusą už tai, ne? Man. Viskas tik pačia. Ir 5:15 keliamės į 4. turą. 5:15, maksimaliai 6 taškai, tai gali būti 11:15, bet to jau nebeužteks pergaliai. Tad jau žinome laimėtojus, bet sužaiskime ir pasižiūrėkime, koks galutinis rezultatas dėl totalizatorių statytojų. Tai 3 taškai už teisingą atsakymą, tik 2 klausimėliai. Pirmieji paspaudę mygtuką per 3 sekundės turi man atsakyti savo atsakymą. Tai pirmasis. Balti, grūdėti, šaltame vandenyje netirpus milteliai, kurie dažniausiai gaunami iš bulvių, kukurūzų, ryžių, yra vadinami kokiu pavadinimu? Tai kaknos nekur nemiltėliai. Bet negrūdėti. Ir negrūdėti. Tirpus vintelė. Aš tikrai nežinau, tai net nespėsiu. Tu grūdėti. Jeigu norim, gali pabandyti, bet niekada neprarasim, čia nedegimas. Neskaudės. Nesupratau. Balti grūdėti, netirpus. Šiaip krakmolas tirpus, tai aš apie krakmolą pagalvojau. Kas dar gali būti? Jeigu norit, pasibandykit. Nes, kaip sakė, neskaudės. Nu. Nu, spausti. Ir variantas? Krakmolas. Žinoma, kad tai yra krakmolas, ryžių Bet tai krakmolas. Šaltame vandenyje jie yra netirpus. Bet tai Drungname, išmaišai. šiltame tirpus. Neįrodyta moksliškai. Ne, tai prieš tai verdi iš dikisėlių. Išmaišai šaltam vandenį juos. Ir supeli iš... O ar tirpsta nemaišant įpilant? Netirpsta. Žinoma, kad Jie tirpsta. ir pagal tai yra. O maišymas yra jau mechaninis poveikis. Taip. Klausime to nebuvo paminėta. 2. Antras klausimėlis ir čia žodžių grandinėlė.
Atsakymuose atimkite po vieną raidę. Ten bazilikas. Taip, Baziliskas, bazilika. taip. Ir 8-18. Paskutinį. 10 taškų skirtumų droleriai patenka į šiandienos antrą ratą. Malonu pasakiau. Nu tai blemba. Neužmirškit. Bet tikrai netiko. Čia jau mitai sklanda, ne? Apie rankas nepaspaudimą. Gubernija. Čia visi savi. Selena Gomez. Selena Gomez sapnau. Ar tu laimėsi ar ne, aš tavęs klausiu. Aš ne apie tai. O jei kaip konkurentai toli, net nesigirdi, ką aš tamždysis. Sakau, nesigirdi, ką aš tamždysis. Jaudinės. Ne, Jau trečias kartas, ane, mum. trečias sezonas. Trečias sezonas, Bet mes naujų kvietimų negaunam. Kada nors baigsis jiem. Paėms iš jų. Jūsų rankos dreba, blemba. Čia nervų patikra.